Ir labas tau, mano draugė, rytis ir vėl sveikinuosi su tavim šią nuostabią naują dieną ir daro šitą įrašą. Tai aš šiandien turėjau nuostabų rytą, labai intimų, daug malonumo, daug visko, daug atsipalaidavimo ir ekstazės. Ir dabar prisėdau prie kompo. Ir jaučiu, kad noriu padaryti 30 skirtingų dalykų, 30 skirtingų projektų, reikia pažiūrėti, pataisyti, sutvarkyti, laiškus atsakyti ir daug visko. Ir jaučiu tokia įtampa truputį krūtiniai dėl to, kad atrodo nežinau, nuo ko pradėti, negaliu išsirinkti ir tai yra protas. Protas negali išsirinkti ir protas nežino, kaip pasielgti. Ir dėl to aš netikiu tuo ir nereaguoju į tai ir neklausau proto ir dėl to darau šitą įrašą, nes įrašą net nebuvo šitam meniu iš vis prie būtina padaryti reikalų. Ir aš tiesiog darau šitą įrašą, nes dabar man tai džiaugsmas teikia ir galvoju, tiesiog pabūsiu, pašnekėsiu su jumis vietoj to, kad eiti iš įtampos daryti kažką. Tai kaip ir minėjau praeitose video, kiek tai gali maksimum nedaryk nieko, kas tau sukelia įtampą, sunkumą, ar nedžiaugsmą, ar nemalonumą. Ir vietoj to daryk tai, kas džiaugsmas teikia tau, taip kaip aš dabar darau šitą įrašą, nors galėčiau ten programuoti kažką, taisyti puslapį nuobodžiai ir dar ką nors. Tai va. Tai ką aš noriu pasakyti tuo, tai visų pirma noriu pasakyti, kad dauguma vyrų vengia jausti savo jausmus ir laiko tai nevyriška arba nebūtina arba bobiška ir visa tai. Tai ką aš noriu pasakyti tuo, kad tu nežinai, vyrai nežino, kiek praranda iš tikrųjų visko tame, nes kai tu pradedi jausti savo jausmus, tavo visas kūnas pasidaro jautrus, intimus, ekstaziškas, malonus, subtilus. Ir kai tu esi su moterim, kai tu esi su kitu žmogum, tavo visas kūnas jaučia viską visai kitaip negu nemokant jausti jausmų. Kai tu nemoki jausti jausmų, malonumas susikaupia tavo apatinėse čakrose, sakykime, pilvo apačioj, susikaupia malonumo kažkiek burbulas ir jisai išsprogsta ir viskas, ir baigta. Ir tavo visas intimumas, visas seksualumas trunka, kiek ten vidurkis pasaulyje yra 5 minutės, gal, ne? Ir tada turi piktą moterį. Čia aš dabar vyram turbūt pakalbėsiu, nes jaučiu, kad tai svarbu. Ir tada turi piktą moterį, kuri yra niekada nepatenkinta, nes jokia moteris negali pasitenkinti per 5 minutės intimumo, ne? Jinai net nepradeda jausti nieko, apšilti dar per tiek laiko. Ir tu taip pat yra tiesiog visiškai mechaniškas judesys. Ir jeigu patiri orgazmo, kažkiek tai yra mažas trupinėlis tavo potencialo. Ir vyrai galvoja, kad tas mažas trupinėlis jau yra, kaifas, malonumas kažkoks. Ne, visai nėra. Tai yra juokinga, tai yra graudu, tai yra absurdas. Siekti to mažos kruopelės, kai gali turėti visą tortą, ne, kuris yra iškeptas iš tų kruopelių, tūkstančių iš tų kruopelių. Tai va, ką aš noriu to pasakyti, kai mes vyrai pradedam jausti savo jausmus, savo kūną, savo energijas, savo vibracijas tekančias per savo kūną, tai yra atidaryti savo kūną jausmam, užspaustiem. Tai yra, tu pradedi jausti savo pyktį, pradedi jausti savo liūdėsį, vyrams neleidžia verkti nuo mažens. Daugumai aš irgi tikėjau, kad tai yra nevyriška ir negalima to daryti. Nesakau, kad dabar aš verkiu ant kiekvieno kampo, aš kaip tik neverkiu iš vis dabar ir manęs nieks beveik nesugraudina, bet dėl to, kad jau esu viską išverkęs, kas buvo užspausta, ir išjautęs šitos visus jausmus ir dabar yra ramybė tiesiog neišmušama didžiąją dalį paros laiko ir mano gyvenimo. Tai va, tai
pyktį, liūdėsį, pavydą ir viską, tiesiog visus jausmus, kai tu pradedi atidaryti save jausmam, tavo intimus gyvenimas pasikeičia 100 kartų, evoliucionuoja, tu pradedi jausti visas bangas sueities metu, intimumo metu, tu pradedi jausti, kada sustoti, kada iškvėpti, kada gali greitinti, visiškai nebijant, kad nutiks tai, ko nenori, kas nutiktų, ne, tu visiškai jauti ir valdai situaciją, dėl to, kad subtiliai jauti energiją savo kūne ir subtiliai jauti savo kūną ir tiesiog jausmus savo. Ir tai yra visai kita kokybė ir tada gali mylėtis su moterim arba su kitu vyru, jeigu tai visiems vyrams skirta, ne tik heteroseksualiem, ne, tiesiog savo partneriu. Tu gali būti ilgai, kiek tik nori, kiek tik tavo atsibosta realiai ir tu visiškai valdai, kontroliuoji situaciją ir labai retai nutinka kažkoks netyčiukas, kurio neplanavai. Tai va, tai tu esi visai kitam lygiai to. Už visą didžiąją pasaulį dalį žmonių esi aukščiau tame. Bet raktas į tai nėra kažką turi užspausti dar ar ten suspausti, laikyti, ne, kažkokius ten raumenis ar dar ką nors, tai padeda, bet viskas yra jausmuose, viskas yra ant kiek tu giliai girdi energijas ir jausmus tekančius per tavo kūną ir ant kiek pažįsti tai. Ir kai tu pažįsti tai nebebaisu, tu jauti, tu aiškiai žinai ir tada gali žaisti savo partneriu, gali daryti išprotėjusius dalykus, kurių niekada galvoji, kad negali daryti anksčiau. Ir visada gali sustoti, kai yra per jautru, visada išgirsi tai ir tai gali tęstis valandas, jeigu tik nori, jeigu tik tavo tokia intencija. Tai va, sakant, tai jausmų jautimas, jausmų sesija stipriai atidaro žmogaus intimumą ir seksualumą tiek vyrams, tiek moterims. Moteris taip pat dalinasi atsiliepimuose ir poros dalinasi, kad turėjo geriausią seksą savo gyvenime po to, kai pabuvo jausmų kurse pas mus ir išmoko sesijas ir jie pritaikė tai poroje, pritaikė dalinimąsi atvirai savo jausmais, šnekėjimu, ką jaučia jie savo kūne, tai galima daryti ir intimumo metu gali pritaikyti tai, ką mes darom per sesijas, dalintis tuo, ką jauti, dalintis, per mano krūtinę dabar eina malonumo banga didžiulė, negaliu pakelti, kaip eina dabar į kaklą, dabar į galvą, visą užplūdo. Dalinies tuo, kitas žmogus taip pat, partneris dalinasi tuo ir tada tu jauti viską savo kūne ir tu atsipalaiduoji ir perleidi tas bangas per save ir gaunasi tobula mano draugė. Tai va, tai šiandien buvo mano labai intimus rytas ir naktis ir galvoju pasakysiu padarysiu šitą įrašą, šitą temą truputį iš pradžių ir papasakosiu, ant kiek vyrai daug praranda, jeigu neina šituo keliu ir jeigu neina jausmus. Žinau, kad visa pornografija, kur yra pasauly sukurta, tai yra gražu žiūrėti tai yra nuostabu matyti kitų kūnus ir ką jie daro su jais. Visiškai nieko blogo tame, bet tai klaidina žmonės, kaip daryti viską. Nes kai tu prisižiūri pornografijos, aš irgi taip darydavau, tu prisižiūri, tu bandai atkartoti pagal vaizdą, kaip viskas turi atrodyti ir kaip viskas turi būti. Bet kai esi vaizde ir akise, tu nesi viduje ir nematai, nejauti savo kūnų ir nejauti savo energijų ir jausmų. Ir tada tavo dėmesys, tu darai kažką, bet tu visiškai nejauti, kas viduje vyksta. Ir esmė yra
nieko blogo apie pornografiją, bet esmė yra pirmą pajausti, kas vyksta tavo kūne, tavo viduje ir tada gali pritaikyti ir žaisti su tuo, kaip tik nori, kur tik nori, kokiom tik nori pozom. Mano draugė. Tai va, ir niekas nemoko to, visi moko tik pozas, kaip atsisėsti, kaip atsigulti ir taip toliau, bet niekas nemoko pajausti bangas, pajausti vibracijas, pajausti energijas ir pajausti, kaip energija ne tik tavo vienoj čakrai kaupėsi ir susprogsta, ne, bet per visą kūną tas slėgis nesusikaupia vienoje vietoje, tas slėgis išsivaikšto per visą kūną ir tada tu kaifuoji ir tada yra tobula mano draugė. Tai va, ką čia dar papasakoti prie progos šitos, kas čia dar tiktų į šitą temą. Jo kvėpavimas dar irgi padeda. Šitam visam procese aš dažnai mėgstu kvėpuoti, atsidusti, tiesiog iškvėpti orą, išleisti garsą, tai pagyvina žmogų. Jeigu pastebės, kiek daug žmonių jie niekada nekvėpuoja, visada yra. Nesvarbu, ką daro, ar jeigu mylisi žmonės, ar jeigu sportuoja, net jie nekvėpuoja, atrodo visa energija stovi. Tai leisk savo iškvėpti, leisk savo būti gyvu, leisk savo išreikšti save, parodyti save. Tai yra mūsų dalia, tai yra mūsų dieviškumas, mūsų gyvybė, būti gyvu ir naudoti šitą kūną kaip Dievo teptuką, piešti savo nuostabų gyvenimą ir nuostabų išraišką unikalią, kad ir koks esi viduje, naudoji tai piešti per šitą kūną, jauti visus savo jausmus, padarai, kad kūnas būtų laisvas ir pratekėtų per jį viskas. Ir kai tai padarai, dalinies tuo su savo partneriu ir jis taip pat daro savo darbą su savimi ir tada jūs kartu sukatės šitam nuostabiam burbule energijų ir malonumo, kiek tik nori laiko. Ir kaip tau tai skamba? Tai moteris, jeigu rezonuoja tai, ką sakau, nes dauguma moterų yra mano klienčių ir mano klausytojų, jeigu rezonuoja tai, ką sakau, gali parodyti šitą įrašą savo vyram ir gal jos sudomins ateiti į sesiją, pabandyti tai, išmokti tai. Nieko blogo turėti intenciją eiti į sesijas, kad intimus gyvenimas pagerėtų, kad intimus gyvenimas atsidarytų. Aš, kai buvau anksčiau, man tai buvo vienas iš didžiausių intencijų iš visų, kas tik buvo mano tikslų gyvenime, tai išmokti tai suprasti, kas tai per dalykas, nes aš buvau priklausomas nuo pornografijos ir nuo sekso, galima sakyti, ir nuo viso to. Buvo priklausomybė truputį ir aš norėjau suprasti, kas tai yra, kodėl tai valdo mane ir dabar yra visai kitaip, visai kitas lygis. Tai ilga istorija, ilgas kelias, kuris yra nueitas apie tai, bet trumpai reziumė jausmų sesija, kurią mes sukūrėm, labai padeda išlaisvinti tai, išlaisvinti blokus, intimius, seksualinius, išlaisvinti baimės ir gėdas ir kaltes, kurios yra uždėtos apie tai. Dauguma žmonių turi iš religijos suformuotų baimių ir kalčių ir įsitikinimų, kurios varžo kūną. Dauguma žmonių turi iš tėvų suformuotų programų ir blokų apie tai. Dauguma žmonių turi suformuotų dalykų iš pornografijos, žiūrėjimo ir dauguma žmonių naudoja tai kaip pabėgimą nuo kitų savo jausmų, tai kai nuobodu arba sunku, tu eini žaisti su savim, tu eini daryti kažką, ne, kažkur. Ir tiesiog yra daug programų apie tai. Mano darbas šiandien pakalbėti apie tai, įnešti šviesos truputį ir žinau, kad jeigu tavo gyvenime tai yra, jeigu tavo gyvenime tai vyksta, žinau, kad tu nieko nepadarai blogo, tu esi visiškai, viskas yra visiškai okei su tuo, bet jeigu nori dar patobulinti, jeigu nori dar
dar laisviau jaustis, dar laisviau išmokti pereiti tai, išmokti daryti jausmų sesiją, išmok jausti, gulėti su raiščiu ir jausti bangas, jausmus tekančius per tavo kūną. Ir viskas, kas sena, viskas, ko neturi būti mūsų kūne ir kas nerezonuoja su mūsų energija, išeis per tave su laiku. Tai nenutiks per vieną dieną, bet tai gali nutikti labai greitai ir per kelis mėnesius gali pajausti save visiškai kitoj realybėje ir kitoj kokybėje. Jeigu nori daugiau patyrinėti, tai prisijunk į mūsų sekmadienio grupę ir į akademiją. Ten dėsim daug visko ir viskas yra apie tai, kad kuo daugiau išlaisvinti savo kūną, kuo daugiau padaryti jį tekantį ir pralaidų viskam ir tegu teka ir tegu kyla, mano draugė. Tai intimumas, seksualumas, visos šitos pornografijos temos yra subtili tema, yra daugumai žmonių tabu tai, bet daugumai žmonių taip pat yra toks, atrodo, vau, baisu ten žiūrėti, baisu apie tai kalbėti, bet man labai įdomu širdį sužinoti daugiau ir apie tai. Tai parašyk komentarą, ar tau tai svarbu, ar tau tai rezonuoja, ar nori sužinoti daugiau apie tai iš mano kelionės, mūsų kelionės ir papasakosim daugiau apie tai ir sukursim gal daugiau paaiškinamųjų, pamokomųjų video apie tai. Tai duok žinoti, parašyk komentarą, ar tau šios temos yra įdomios ir aktualios. Taip pat gali parašyti, per ką eini šiuo metu. Aišku, gal nesinori to rašyti viešai, gali parašyti asmeniškai ir tai irgi bus nuostabu. Tai apibendrinant šitą video, tai yra skirta daugiau žinutė tokia vyrams, kad vyrai ignoruoja ir vengia jausmų, nesuprasdami, kokią didžiulę naudą tai gali atnešti jų intimiam, seksualiam, kūniškam gyvenimui, malonumo, kiek gali nešti tai. Ir aš anksčiau laikiau tai, kad tai yra nevyriška prieš kažkiek metų, ar kad tai skirta ten moterims, jausmai, emocijos, vyras ir emocijos, ką tu čia juokauji, iš vis nevartojami žodžiai viename sakinyje, vyras ir emocijas, ne? Bet mūsų pasaulis evoliucionuoja, mūsų pasaulis eina į naują kokybę, į naują realybę ir ten vyrai yra jautrus, vyrai yra jausmingi, vyrai yra sąmoningi, vyrai yra unikalūs, vyrai yra galingi, ištvermingi, kūrybiški, intimus ir stiprus ir nepasiduodantis ir vyriški. Ir man tai yra vyriškumas. Man nėra vyriškumas. Net nesakysiu kas, tiesiog tai, ką išvardinau, tai yra vyriškumas man šiandien ir aš pats stengiuosi taip gyventi. Ir net jeigu turiu ilgus plaukus, kurie yra ilgesni už daugumą moterų, aš jaučiuosi vyriškiausias nei bet kada gyvenime iki šiol. Ir kaip nuostabu tai yra, mano draugė. Tai sveikinimai, kad esi kartu. Parašyk komentarą, ar nori sužinoti daugiau apie tai. Ir pasidalink šio video su draugais, su vyrais arba su moterim, kuriems tai gali rezonuoti, ir pakvieskit visus vyrus prisijungti į jausmų sesijas sekmadieniais ir mūsų akademijoje. Daug visko vyksta apie tai. Nuorodas įmėsiu kažkur aplink šitą video ir nuostabios tau dienos su meile ir pagarba ir daug malonumo. Ačiū tau.